baseine. Vėl vaikinai mūsų ekranuose, na ir čia šis vyras, kai jis eina, tiesiog jaučiasi aura. Didžiosiamis raidėmis ir taškas gale, aura taškas. Neįtikėtinas Juška, neįtikėtinas. Andrius Šidlauskas, bronzos apdovanojimas su gimtadieniu. Andriau, Patricija Kondraškaitė pasidovanojo savo auksą gimtadienio progą, na, o Andrius Šidlauskas nustelbtas tiesiog šalia plaukusio Tajaus Juškos pasidabina bronzą. Sveikinimai jam sidabro medaliu. Čia sveikiname ukrainietį. Ukrainietį Denisą Kesilį. Lietuvos rekordą pasiekė ir 2025 metų Lietuvos plaukimo čempionu skelbiamas Tajus Juška! Šiurpuliukai, Tajus Juška. Jis yra Lazdynų baseino savininkas, jis yra valdovas, jis yra karalius. Bent jau šiame čempionate tai tikrai rekordo lentelė ir ne, tai nėra rekordas amžiaus grupėse, ne, tai nėra rekordas vaikinų iki 17 metų, tai yra suaugusių Lietuvos rekordas. 52 sekundės 46 šimtosios, neįtikėtinas, iš kitos planetos esantis rezultatas ir rekordas, kuris anksčiau priklausė Deividui Margevičiui, yra pagerintas prie Tajaus Juškos. Čia dabar ant apdovanojimų pakilos prisijungia ir kitas rekordininkas, kuris rekordą užfiksavo rytinėje dalyje, Karolis Mikulionis iš Sostinės sporto centro. Jis pagerino Lietuvos rekordą berniukų iki 13 metų ir reikia pasakyti, kad tas rekordas anksčiau priklausė Tajui Juškai. Taigi ir kalbam apie tai, kad Tajus Juška yra ta auganti karta, bet jau matom, kad ir Juškai ta karta auga. Svarbiausia nosies neužriesti. Šiandien tavo gimtadienis, kiek tai pridėjo dar papildomai motyvacijos plaukime? Turbūt nei kiek. Na taip, manyčiau, tiesiog paprasta diena, tiesiog džiaugiuosi esamas čia su tokia nuostabia publika. Ačiū jums labai, kad labai suteikėt mums jėgų prieš startą, tai ačiū labai. Publika, paplokite dar kartelį žmogų, kuris dalinasi šilčiausiais jausmais su jumis. Šita karta, kokie į tavo akimis? Tu ką tik dalyvavai legendiniam plaukime, kuriame buvo sumuštas Lietuvos rekordas, ką tai reiškia tau? Tai matome, kad pagal tą jaunimas labai kyla aukštyn ir kad Lietuvos plaukimas tik eina į priekį, tai džiugu, kad po mūsų kartos ateina nauja karta. Tai stebėsiu gal po kokių 4-5 metų per televizorių juos, kaip laimi medalius. Ok, paplokite dar kartelį Andriui. Sveikinimai nuo manęs.